Raktą reikia pasukti 2 kartus. Močiutė pažvelgė į Daniją ir pakartojo. 2 kartus. Ar prisiminsi, Danija? Tikrai prisiminsi. Kokį raktą, močiutė? Nuo sandėliuko? Močiutė papurtė galvą. Ko čia dėtas sandėliukas, kalbu apie raktą? Tu mane glumini, ištarė Danija, nes girdėjo, taip sakant, mamą. Nuo kokios spynos? Likus keliom savaitėm iki kalėdų, Danija su mama, tėčiu ir vyresnė sesimi Nanda atvyko pagyventi pas močiutę. Šeima visada taip darydavo, kad spėtų žmogiškai pasimatyti, pasak mamos. Tėtis pridurdavo, juk per kalėdas jie turi skirti laiko vieni kitiems. Tuo metu mergaitės mokydavosi savarankiškai. Močiutė gyveno sename stoties pastate. Anksčiau traukiniai važiuodavo palei pat jo lauko laiptus. Pirmame aukšte buvo virtuvė ir didelė laukiamoji salė su bilietų kasa bei suolais pasieniuose, o antrame gyveno seneliai. Senelis dirbo stoties viršininku ir kaskart atvažiavus traukiniui nulipdavo laiptais. Pasak močiutės, mintinai berdavo grafiką kaip iš rašto. Senelis galėdavo sustabdyti visą traukinį, pakartodavo ji. Tik ištiesdavo ranką su raudona vėliavėlė ir šis negalėdavo toliau važiuoti, kol senelis neparodys žalios. Tuo tarpu močiutė virtuvėje kepdavo saldžias bandeles. Tiksliai žinojau, kada pašauti, kad pasirodžius keleiviams būtų dar šiltos. Išvykstantieji kramsnodavo bandeles ir laukdavo, kada traukinys pajudės, o atvykėliai pasistiprindavo, kad turėtų jėgų kelionę iki namų. Nors traukiniai čia nebevažinėjo, o senelis prieš porą metų mirė, močiutė toliau kepė bandeles. Tik štai praėjusių metų gruodį pamiršo įdėti mielių į tešlą ir ši liko kieta kaip akmuo. Mama sakė, kad senatvėje tai pasitaiko, žmogus pamiršta, kas toks yra ir ko pirmiau niekada neužmirždavo. Danija atrodė, kad močiutė negali tai pasikeisti, nors pamiršta daugybę dalykų, receptus ir panašiai, bet juk pati tai negali išnykti. Močiutė, kuri žaisdavo su Danija persirengimo žaidimus, vieną po kito traukinėdavo iš sekreto įvairiausius daiktus, pasakodavo apie paliktus ir išvykusius keleivius, žinojo seniausių pasaulyje bandelių receptą. Automobilį sustojus Danija nubėgo per peroną į stoties pastatą ir nuskubėjo laiptais į močiutės kambarį. O štai ir mes, sušuko ji. Kambarys atrodė kaip visada. Ant lovos rėmo kabojo nedidelis varpelis, ant naktinio stalelio šalia lėkštės su šokoladu rikiavosi popieriniai laiveliai. Po lova gulėjo šlepetės. Pamačiusi Daniją, močiutė suraukė antakius. 2 sykius, pasuk raktą, 2 sykius. Anūkė užbėgo laiptais. Po kelias pakopas iš karto, todėl buvo šiek tiek uždususi. Visą dieną keliavome, bet pagaliau mes čia, džiaugiasi mergaitė. Keliavote? Paklausė senoji. Tai aš, Danija, nepažįsti? Danija, pakartojo močiutė. Tada vėl surūkė antakius ir pažiūrėjo į anūkę, lyg ši būtų sunkus žodis kryžiažodyje. Ar radai raktą? Paklausė ji. Danija girdėjo, kaip mama, tėtis ir vyresnioji sesuo Nanda varsto duris pirmame aukšte, neša vidun krepšius. Gal paieškotum tarp savo daiktų? Pasiūlė močiutei. Gal raktas sekrete? Ai, viskas bus gerai, atsakė toji ir užsimerkė. Viskas bus gerai. Anksčiau sekretas stovėjo dispečerinėje, už kasos langelio. Seneliui reikėjo daugybę stalčių popieriams, kveitams, bilietėliams. Traukiniams nustojus kursuoti, juodu su močiute pernešė sekretą į savo kambarį. Baldas buvo didelis. Norėdama pasiekti viršutinius jo stalčius, Danija turėdavo pasistiepti. Ant sekreto vos tilpo nuotraukas. Senelis nešiojo ūsus ir turėjo didelę nosį. Ant sekreto vos tilpo nuotraukas. Senelis nešiojo ūsus ir turėjo didelę nosį. Visi kalba, kad Danija į jį panaši, nors ji pati taip nemano. Tarkim, jos plaukai ilgi, šviesus, o senelis buvo nuplikęs. Mėlyna stoties viršininko kepuraitė jam ant galvos atrodė kaip ant kiaušinio. Ant natų šūsnie stovėjo močiutės vaikystėje stovinčio šalia karvės nuotraukos ir dar viena, kurioje Nanda ir Danija žaidžia bilietų kasoje. Pasipuošusi senelio kepuraitę, Danija juokėsi iš Nandos pokšto. Močiutė niekada netuštindavo sekreto, tik kraudavo viską į stalčius. Šie vos užsidarydavo. Kartą, atidariusi sekretą, Danija rasdavo dar visokiausių nematytų daiktų. Didžiausia netvarka buvo apatinėme stalčiuje.
Ten močiutė laikė visą, kas galėtų praversti – senus virvagalius, žvakygalius, sulūžusias formeles imbieriniam sausainiam ir medžiagos atraižas. Kitame stalčiuje buvo sudėti megztiniai ir skirtingos kojinės. Nuo kartu gulinčios medžiaginio maišelio viskas prakvėpė levandomis. Danija atlenkė vidurinę sekreto dalies stalviršį. Už jo buvo įdomiausia baldo dalis – mažieji stalčiukai. Viename gulėjo seni įrankiai, atsuktuvai, replytės, mažiausia kad nors jos regėtas plaktukas. Šis priminė senelį, kuris galėjo bet ką sutaisyti. Kai nestovėdavo perene, mojuodamas vėliavėlę traukiniams, sėdėdavo su didinamuoju stiklu rankoje prie rašomojo stalo ir, pasibalnojęs nosį akiniais, taisydavo sulūžusius daiktus. Iš dar kito stalčiaus Danija ištraukė raudoną šilkinį kaspiną su auksiniais blizgučiais. Gavai jo perištą dovaną, močiute? Ar labai džiaugeisi? Tikrai, dažnai gaudavau dovanų. Vis dar užsimerkusi atsakė močiutė. Mergaitė darė stalčius įvairias spalviais saldainių popierėliais, paskui kitą, kuriame buvo tik kišeniniai žibintuvėliai ir trečią, šį kartą su papuošalais. Norėdama atverti ketvirtąjį, gerokai įstrigusi turėjo kaip reikiant truktelėti. Jame buvo sodo pirštinės, kastuvėlis su žalia rankena ir rožinio muilo gabaliukas. Šito kažkaip dar nemačiau, tarė Danija siekdama indelio su medumi. Indelis buvo įstrigęs, todėl stalčius ir spyriojosi. Kodėl laikai medų sekrete? Senoji papurtė galvą. Danija nurijo seilį ir tyriai pridūrė. Oi, užmaršiausia pasaulyje močiutė. Neatsimena net pati, ką laiko sekrete. Dar kitame stalčiuje buvo mažulytės knygutės, nedidesnės už pašto ženklą. Mama turėjo tokių namuose, vaikystėje gavo sekmadieninėje mokyklėlėje. Dar tame stalčiuje gulėjo sprogęs balionas, plastikinis ančiukas ir mokyklinių kreidelių dėžutė. Mažiausiuose stalčiukuose buvo akiniai, bent kokį 20. Visi stotyje palikti užmaršiausių keleivių. Danija įsispyrė močiutės šlepetes, apsirišo galvą jos skara ir užsidėjo akinius juodais rėmeliais. Atleiskite, ištarė geršančių balsu. Esu keliaujanti šokolado pardavėja. Man regis, matau kelias rūšis, kurių būtinai turėtumėte paragauti. Paprastai močiutė kvatodavosi išvydusi Daniją su svetimais akiniais, o dabar net neatsimerkė. Mergaitė susirišo skarą ir atsiduso. Gal senoji apsidžiaugtų, jei jį ištrauktų iš palavio popierinį dėžę su senais kalėdų eglutės žaisliukais. Močiutė visą gyvenimą rinko tos burbulus. Turėjo mėlynų, geltonų, dryžuotų ir net taškuotų. Čia mano mėgstamiausias, pasakė anūkė keldama didelį žalią žaisliuką. Šis spindėjo ir žiburiavo beveik kaip diskotekos rutulys. Mes išeinam, ištarė močiutė taip netikėtai, kad Danija net krūptelėjo. Kas išeina? Senoji toliau kalbėjo lyg jos neišgirdusi. Viskas bus gerai, tik rask raktą ir pasuk 2 kartus, ne vieną. Atsiminsi? Pirmame aukšte kažkas varstė duris. Tėtis šūktelėjo, kad reikia išvirti kavos ir paruošti užkandžių. Raktas, vėl pakartojo močiutė. Paklausinėk, kur jis. Turi kažkur kalbėti apie raktą nuo laukinų durų, pasitiksino Danija. Ji, kaip visada, gulėjo po gėlių vazonėlių. Ne tas, sumurmėjo senoji, toksai mažesnis, sidabrinis. Ir pakėlusi ranką parodė nykščiu ir smiliumi. 2 sykius, priminė. Raktą reikia pasukti 2 sykius. Paskui ėmė niūniuoti anūkiai dar negirdėtą melodiją, panašiai į maršą, pagal kurį būtų galima žygiuoti. Danija pašiurpo. Norėjo, kad močiutė būtų tokia, kokia visada būdavo. Nekalbėtų apie nežinia kokius raktus ir neniūniuotų nepažįstamų melodijų. Aš jį rasiu, močiutė, ištarė mergaitė. Pažadu. Senoji liovėsi niūniuoti ir plonais pirštai tvirtai suėmė Danijos ranką. Tik pamanyk, kaip nutinka. Senelis ėmė ir numirė, nespėjęs visko sutvarkyti. Visiška beprotybė, visiška. Sutvarkyti ko? Anūkė nieko nesuprato. Močiutė šiandien kalbėjo apie nesuvokiamus dalykus. Tuoj prasidės gruodžio šventė, pasakė Danija, kad nukreiptų jos mintis. Pakviesti visi mamos ir tėčio draugai. Ar norėsi valandėlę pabūti drauge? Senolė sėdėjo nekrutėdama, lyg klausydama toluosiuose skambančio garso. Nilsas irgi dalyvaus, šventės jam patinka. Anūkė nurijo ašaras.
Nilsas buvo jos senelis. Ne, ištarė ji, senelio nebus. Nors paprastai norėdavo leisti su močiute kiekvieną laisvą akimirką, šį kartą nudžiugo, kai Nanda garsiai atlapojo duris. Štai kur tu, visur tavęs ieškojau, tuoj pradės rinkti svečiai, mama nori, kad pasirūpintum jų striukėmis. O būtinai aš, o tu negali? Pirmiau Nanda buvo tokių pačių šviesių plaukų ir visi sakydavo, kad seserys panašios kaip dvynės. Ji persidažė violetinė spalva, paskui mėlyna, o dabar juoda su sidabrinėmis sruogomis. Akis irgi padažė juodai, nakus nusilakavo švytinčią rožinę spalvą. Visai gražu. Seserys mėgdavo žaisti bilietų kasoje. Už sienoje įrengto langelio, kurį galima atidaryti ir uždaryti, šis buvo laukiamojoje salėje nuo tų laikų, kai senelis ėjo stoties viršininko pareigas. Vieną dieną Nanda nepasirodė, nors Danija laukė kasoje prikarpiusi naujų bilietų. Senelio reptelėmis pažymėjusi senuosius ir paruošusi grafikus. Galiausiai patraukė sesers ieškoti ir rado ją virtuvėje su mama. Tai kodėl nenupirkai bilieto, juk vyksti į karą amputuoti kojų kareiviams? Aš nebenoriu, atsakė Nanda. Tai gali būti kuo kita, pavyzdžiui, cirko direktorė. Sesuo padėjo pradėtą skusti morką ir atsigręžė. Žinai, žaisti yra vaikiška toje senoje kasoje. Tai gal kurią dieną atvažiuos traukinys? Ištarė Danija. Močiutė sako, kad liaukis, nutraukė Nanda. Tai tik žaidimas. Ji apkamšė močiutį kojas pledų ir uždarė ištrauktus sekreto stalčius. Ko spoksai? Gal negirdėjai, kad turėsi padėti? Pasakė Danijai. Šeima puoselėjo tradiciją. Kiekvieną gruodį pagyventi pas močiutę stoties pastate ir vos atvykusi surengti šventę. Pirmieji svečiai prisistatydavo dar nespėjus dorai iškrauti lagaminų, bet mamai ir tėčiui taip norėjosi. Mama sakydavo per metus taip pasilgusi draugų, kad daugiau nebenori laukti nei akimirkos. Bet kodėl visada aš? Spyriosi Danija. O tu ką veiksi? Turiu paruošti klarnetą. Visko nespėsiu. Nanda ėmė raustis natų krūvoje ant sekreto. Natos buvo senelio, nors Danija niekada negirdėjo jo grojant tokių nors instrumentų. Klarnetą? Tu ką, grosi? Su manimi mirtinai išgąsdinti svečius? Įgėlė jaunėlė. Iš apačios pasigirdo mamos balsas. Mergaitės, nesipykit, darbuosimės visi. Danija vyptelėjo Nandai ir atsigręžė į močiutę. Pameni, kaip gruodžio šventės proga keptavai sauslytes? Ši toliau gulėjo užsimerkusi. Gerai, užeisiu vėliau palinkėti labos nakties. Neišsigąsk, jei išgirsi keistą triukšmą. Nanda ketina groti. Paskutinį sakinį turėjo išgirsti ir sesuo, bet buvo jau išėjusi į savo kambarį. Mama šūktelėjo dar kartą. Danija, eik į virtuvę padėti tėčiui. Tuoj pat. Virtuvėje Danija jį rado užsirišusi ant raudono kostiumo purviną prijuostę. Ar gali padėti nunešti padėklą su užkandžiais į laukiamąją stalą ir paimk iš maišelio lauko žvakes? Dar nepersirengiai? Danija pažvelgė savo megztinį ir nutrintus džinsus. Nieko baisaus. Tėtis stengiasi kalbėti ramiai. Pirma, nunešk užkandžius į laukiamąją salę, tada uždek lauko žvakes ir bėk į savo kambarį suknelės apsivilkti. Aš ją išlyginau ir pakabinau ant durų. Lauko žvakių niekur nėra, pasakė Danija apžiūrėjusi maišelius ant stalo. Ta pačia akimirką antrame aukšte pasigirdo šaižus garsas. Gal ir be reikalo paprašiau Nandos pagroti, sumurmėjo tėtis. Paklausk mamos, kur nudėjo lauko žvakes. Paėmusi padėklą su figomis ir sūrių sausainiais, Danija nuskubėjo koridoriumi į laukiamąją salę. Mama, užsilipusi ant suolo, kabino palubėje girliandas. Tėtis klausė, kur lauko žvakės. Vieną girliandą mama laikė rankomis, kitą dantimis, todėl beveik nieko negalėjo girdėti. Maišelį ant stalo. Pažiūrėjau, tenais nėra. Mama pasikišo girliandą po pažastimi, kad galėtų kalbėti aiškiau. Reikėjo pasirūpinti daugybę dalykų. Tikriausiai praleidau pirkinių sąraše. Ji užsivertė akis į lubas ir papurtė galvą. Tėvai mėgo sąrašus ir žymėjimą, kas padaryta, kas nupirkta, pasakyta. Kai kas nors vis dėlto nepavykdavo, mama nutaisydavo tokią išraišką kaip dabar, lyg sakydama, visko pasitaiko. Laukiamojoje salėje pasirodė tėtis su bruknių gėrimu. Oi, tik nesakyk, kad pamiršai. Gal neskaitai sąrašo? Kaip dabar svečiam žinoti, kad jie jau laukiami? Manau, svečiai ir taip žino,
atsakė mama. Gal šį kartą apsieisime, tai tradicija. Visada uždegame lauko žvakes. Nutraukė jie tėtis ir sukando dantis taip darydavo, kai labai būdavo susimastęs. Tai ką, niekur jų neturime? Gal pas močiutę atsirastų? Spėjo Danija. Jos sekrete, juk ten visko pilna. Būtent. Tėtis pastatė ąsočius. Padarykim taip. Mama kabins girliandas, Danija ieškos sekrete žvakių ir jas uždegs, o aš sunešiu visą kitą maistą. Jis giliai įkvėpė. Viskas kontroliuojama. Viskas kontroliuojama. Bėgdama laiptais į močiutės kambarį, Danija girdėjo tėtį toliau kartuojant tos žodžius. Senoji knarkė net išsižiojusi. Anūkė greitai paglostė į skruostą ir ištraukė apatinį stalčių, kuriame buvo sudėta visa, kas gali praversti. Mergaitė rausėsi tarp medžiagos atražų, indelių su sudžiūvusiais dažais, patraukė į šalį pluoštą senų bilietų ir išnarplėjo virvagalius, apsivijusius skirtingus vyriškus batus. Tik viską išrikiavusi ant grindų, pamatė pačiame kampe už kito šlamšto lauko žvakę. Ši buvo didelė, raudona, dagtis pačiame viršuje, tik truputėlį aptegusi. Puikumėlis. Tada ji greitutėlį nubėgo į savo kambarį, greitutėlį nusimovė džinsus ir apsivilko suknelę. Paskui išbėgo į peroną, susirado degtukus ir į kiemą įvažiuojant pirmam automobiliui uždegė žvakę. Skaisti liepsnelė nušvietė žemę raudona spalva. Argi lauko žvakių šviesa ne geltona? Danija žiūrėjo, bandydama prisiminti, bet ją kaip mat išblaškė kitų automobilių žibintai. Netrukus pasigirdo juokas ir uždaromų durelių trinkčiojimas. Tėtis išėjo ant laiptų ir išskėtė rankas. Sveiki atvykę. Visi sveiki atvykę. Nesnigo, tačiau oras buvo šaltas ir tyras. Plevenanti lauko žvakės liepsnelė nušvietė žemę raudonai. Mamos ir tėčio draugų pilni automobiliai vienas po kito suko į kiemą ir stojo perone prie stoties pastato, kuriame gyveno močiutė. Visada spėjome laiku. Nesuprantu, ko tėtis taip jaudinasi. Tai reikia viską daryti pagal sąrašą, ištarė Danijai už nugaros stovinti mama. Kaip gerai, kad radai lauko žvakę. Buvo močiutė sekrete. Ko tik ten nėra, pasakė mama. Kartą radau valties vandens semtuvą. Tu gali pagalvot? Danija ėmė iš svečių apsiaustus, striukes, kepures ir šalikus, šypsojosi visiems, sakantiems, kad ji jau tokia didelė, 7 kartus patvirtino, esanti 11 metų ir labai laukianti kalėdų atostogų, 3 kartus, kad klarnetu groja ne ji, o Nanda. Atvykusiems pirmą kartą parodė, kur tualetas ir kur galima rasti daugiau kėdžių. Paskui nešė užkandžius ir į seną dubenį įpylė vandens šuliniui. Galėtų mane pavaduoti? Paklausė iš viršaus nulipančios Nandos. Apsivilkusi ryškią violetinę suknelę ir juodai pasidažiusi lūpas, sesuo apsimetė neišgirdusi. Noriu palinkėti močiutei labos nakties, garsiau pasakė Nanda. Ar gali valandėlę pasirūpinti svečiais? Jau buvau pas ją užsukusi, atsakė Nanda eidama į laukiamąją salę. Rūpinti svečiais tavo darbas. Man yra svarbesnių reikalų. Danija paėmė striukę iš berniuko pasipuošusio kostiumu su taškuotu kaklaraiščiu. Klarnetas už močiutę nesvarbesnis. Atsiprašau, prabilo berniukas. Ką sakai? Puptelėjo Danija. Man reikia eiti. Močiutės kambaryje tebuvo girdėti tolimas šventės šurmulys. Ji nemiegojo, gulėjo atsišlėjusi į krūvą pagalvių už nugaros. Danija uždegė šviestuvėlį ant sekreto. Tiek daug žmonių, ištarė senolė. Rodos užsikrėtusi šventės nuotaką, ji kalbėjo linksmesniu balsu nei anksčiau. Tai mamos ir tėčio šventė, jie visada ją rengia, paaiškino Danija. Šventė, pakartojo močiutė. Dalyvavau daugybėje švenčių. Papasakok, močiutė, paprašė mergaitė. Kokia buvo pati geriausia? Vilkėjau raudoną suknelę ir šokau visą naktį, o auštant valgėme šviežias saulytes. Pavadinimą sumanė senelis. Sakydavo, tai tas pats, kaip atsikasti saulės. Taip ir buvo. Solveiga, Solveiga, tavo bandelės kaip saulytės. Jis visada taip kalbėdavo. Šurmulys laukimo salėje pritilo. Danija girdėjo, kaip Nanda stato natų stovą ir pučia klarnetu pirmosius garsus. Paklausyk,
Nanda groja, pasakė seneliai. Pasigirdus melodijai, senoji krūptelėjo. Atrodė išsigandusi ir kartu kupina laukimo. Regis norėjo keltis iš lovos. Traukinys atvyksta. Ištarė jį ir bandė stotis. Ta nesulaikė. Močiutė juk negali pasirodyti šventėje vilkėdama naktiniais. Tai tik melodija, paaiškino anūkė. Nandos grojimas priminė traukinio švilpimą, bet tai tik jis. Atvažiuoja traukinys, pakartojo senoji. Ta neatsiduso, juk valandėlę viskas atrodė kaip anksčiau. Apkamšysiu tave, močiutė, jau vėlu. Ji girdėjo, kaip Nandos grojama melodija darėsi vis greitesnė, o klausytojai plojo į taktą. Girsis net susiriesdama. Burptelėjo ir pakideno pagalvę. Patogiai guli? Kai užgesino šviesą ir uždarė duris, nebuvo tikra, ar močiutė pastebėjo ją išeinant. Laukiamojoje salėje buvo tiek žmonių, kad net langai rasojo. Daugiau pyrago negalima, palikit ir kitiems. Išgirdo Danija kažką sakant kostiumuotajam berniukui su taškuotu kaklaraiščiu. Tikriausiai kalbėjo jo mama. Tėtis tai leistų. Moteris atsiduso. Nu jo, bet jo čia nėra tiesa. Ginčą nutraukė Danijos tėtis, pastukseno į taurę ir apkabino mamą. Brangus draugai, ištarė ir atsikrenkštė. Danija prisėdo ant apatinio laiptelio. Tėtis visada sakydavo tą pačią kalbą. Prieš 15 metų išlipau iš traukinio šiame perone. Stovėjau prieš šį namą, o ant jo laiptų pasirodžiusi moteris paklausė, ar čia tikrai mano stotis? Ir ji tikrai buvo tavo. Keli svečiai patys šūktelėjo, ko paprastai jis kalbėdavo. Tėtis šypsojosi. Kartais bilietas atveda žmogų ne ten, kur jis tikisi, o daug geresnėn vieton. Nors biliete parašyta visai kas kita. Tėčių tariant žodžius, Danija be garso krūtino lūpas. Svečiams imus ploti, jis pabučiavo mamą, ši nuraudo, prieškambarėje pasirodo Nanda. Rankoje laikė klarnetą. Dantis buvo išsitepusi lūpų dažais. Šauniai pagrojau, tiesa? Pasakyk, kad nieko puikesnio nesigirdėjusi. Nežinau, buvau pas močiutę. Išstumdė stalus ir kėdės svečiai ėmė šokti. Tai irgi buvo tradicija. Berniukas, kuriam mama neleido valgyti daugiau pyrago, pasirodė prieškambaryje ir ėmė raustis tarp striukų. Kelias nukrito ant grindų. Gal padėti? Paklausė Danija. Ai, nesu galvos, atrėžė jis. Žiojosi kažką sakyti ir Nandai, bet šį jį nutraukė. Mes regis nepažįstame, aš vardu Nanda. Ji padavė berniukui ranką. Kas čia jį šovė į galvą? Pamatė Danija. Paprastai nebūdavo tokia mandagi. Prieš atsakydamas jis valandėlę pažiūrėjo į sesę. Tiesa, tikrai lygi šiol nebuvo matėsi. Esu Konradas. Danija irgi ištįsė ranką, bet Nanda ją sustabdė. Nekreip dėmesio, tai mano jaunoji sesuo Danija. Ji visko nežino. Visiškai. Vyresnėlė nutilo ir prieš toliau kalbėdama nužvelgė Konradą. Kas nors įvyko? Atrodo nejaukai įsipykęs. Burptelėjo tasai. Papasakok, gal galėsiu padėti? Net stojo Danija. Konradas išsitraukė iš viršutinės kišenės nosinę ir nusišnipštė nosį. Mama vis sako, kad aš esu per mažas. Tada pasirodė Danijos mama, įraudusi žandais ir linksmomis akimis. Ar padėsit nukraustyti stalus, kol viską sunešime virtuvę? Konradas tikriausiai irgi neatsisakys padėti, tiesa? Danija nusekė paskui mamą į laukiamojo salę. Čia buvo tiek žmonių, kad grūstyje ji nebematė nei Nandos, nei Konrado. Surinko tuščias lėkštes, stiklinės, nušluostė išsiliejusias ant lentynos šalia bilietų kasos lipnes bruknių sultis. Nuėjęs į virtuvę su krūvomis lėkščių, Nanda ir Konradas nebegrįžo. Danija vis labiau niršo. Sesuo amžinai visus darbus palikdavo jai, bet ir toliau darbavosi išsijuosusi, kol pamatė, kad tėtis ruošė fejerverkus. Nandos grojimą močiutė palaikė traukinio švilpimu. Tai ką pamanys apie fejerverkų pokštilimą? Mergaitė greitai nusimazgojo rankas ir susirado perone mamą. Mama, einu pas močiutę, kad neišsigastų, gerai? Jai pasakė. Mama paskubomis paglostė dukrą į skruostą. Taip ir padaryk, šaunuolį, kad jie rūpinėsi. Gal močiutė norėtų pažiūrėti fejerverkų? Paklaus, ar turėtų jėgų trumpam nusileisti. Netrukus dangus sušvito žaliai. Pasigirdo garsus trenktelėjimas. Danija brovėsi pro laukan skubančius svečius. Prie laiptų susitiko Nanda, Konradą. Šis laikė rankoje kišeninį laikrodį atvoštų dangtelių ir rodė jai ciferblatą. Taip ir stipsoji čia visą laiką? Paklausė Danija.
Juk turėjai man padėti. Nanda pakėlė akis. Konradui reikėjo kai ką papasakoti. Be to, tu taip šauniai darbavaisi šluoste, kad nenorėjau tau trukdyti. Tanja užgniaužė noras spirti į plauzdą. Visada viską turi daryti ji. Sesuo nė piršto nepakrutina. Ai, tu nepyk ant jos, pasakė Konradas. Tai mano kaltė. Šiąnakt Nanda papurtė galvą. Rytoj plausiu indus, pažadu. Gal nori pažiūrėti? Paklausė berniukas ir atkišo Danijai laikrodį. Labai senas, iš gryno sidabro. Ji juos nužvelgė. Kažkas čia neaišku. Tuodu kažką nutyli. Paskui greitai dirstelėjo į laikrodį. Tikrai gražus, romėniški skaitmeniai rodyklė su žvilgančiais akmenukais. Perone pasigirdo dar vienas pokštelėjimas. Dangus vėl nušvito. Gerai, einu pas močiutę, pasakė Danija. Pabūsiu kartu, kad neišsigastų. Prikrovė lėkštę užkandžių, pripylė didelę stiklinę bruknių sulčių ir užlipo į antrą aukštą. Rankos buvo užimtos, tad duris atidarė koja. Tai tik fejerverkai. Staiga Danija nuščiuvo. Močiutė negulėjo lovoje, nesidėjo kaip paprastai ant supamosios kėdės ir nestovėjo prie sekreto. Mergaitė greitai padėjo maistą ant naktinio stalelio ir išbėgusi į koridorių patikrino tualetą, Nandos, tėvų kambarius, paskui norėdama įsitikinti dar kartą grįžo į senolės kambarį. Šlepetės tebekišojo iš po lovos, ant grindų gulėjo nukritusi skara, bet kambaryje daugiau nieko nebuvo. Močiutė dingo. Danija stovėjo ant slenksčio ir žvelgė močiutės kambarį. Vos prieš valandėlę senoji gulėjo lovoje, jos pačios apkamšyta, o dabar kambarys buvo tuščias. Ant sekreto toliau degė šviestuvas, bet antklodė buvo sustumta kojų galyje. Mama! Šurmulys pirmame aukšte nustelbėjo šauksmą. Ten stypčiojo taurės, grojo muzika, perone pokšėjo tėčio fejerverkai. Danija šaukė iš visų jėgų. Mama! Ją išgirdo tik vyresnioji sesuo Nanda. Ko tu ten plyšauji? Močiutė dingo, jos nėra lovoje. Nanda užbėgo laiptais ir įpolusi į kambarį greitai apsidairė. Bėk, atvesk mamą. Danija brovėsi pirminė. Perone toliau degė raudona lauko žvakė, jos pačios atnešta iš močiutės sekreto. Visur būriavosi svečiai. Šnekučiavosi, juokėsi ir elgėsi kaip visada. Mergaitė šniurkščiodama dairėsi, kol pamatė mamą bendraujant su Konrado mama. Prasibrovėsi Danija čiupo ją už rankos. Močiutės nebėra kambaryje, ji dingo. Turėjo kelissyk pakartot, kol mama pagaliau išgirdo. Šypsena dingo iš jos veido, bet ji toliau žvelgė dukrą lyg neišgirdusi. Nu, kambarys tuščias, mama, reikia, kad ateitum. Paskui viskas vyko greitai. Tėtis iškvietė policiją, perone sumirgėjus mėlyniems švyturėliams šventė pritilo. Užuot gerėjasi fejerverkais ir kramsnojo užkandžius, svečiai padėjo ieškoti močiutės. Vieni dairėsi viduje, nuo rūsių iki palėpės, kiti pasišviesdami žibintuvėlis ieškojo miške už stoties. Iš močiutės kambario Danija matė šokinėjant švieselėms ant eglių ir pušų. Jai buvo liepta pasilikti viduje. Tėtis pasakė, kad čia negali būti jokių kalbų. Dviejų tą patį vakarą pasiklydusių šeimos narių mums tikrai nereikia. Rėžė dalydamas svečiams storus apsiaustus paltus ir senus guminius batus. Danija pasiėmė pliušinį meškiuką, poną Meilutį, ir susigūžė po močiutės antklodę. Sugniaužusi žaislą tyliai šnibždėjo į jo kailiuką. Močiutė netrukus grįž ir ieškotojai ją ras. Žmogus negali tiesiog imti ir dingti. Tuoj grįž, ji tikrai tuoj grįž. Gal kaip tik šią akimirką močiutė sustirusi klaidžioje miške, ji tokia užmarši, kad pasiklydus niekaip nerastų kelio atgal, o lauke šalta. Kiek laiko žmogus gali ištverti tokiame šaltyje? Prieblandoje sekretas atrodo kaip tamsus vagonas. Danija bandė nukreipti mintis kitur, galvoti apie jos stalčiuose gulinčius daiktus bei netrukus grįžtančią močiutę. Tada ji rodė senus įrankius, nuotraukas ir keleivių pamirštus akinius. Štai kur tu, tarp durys stovėjo Nanda sunėrusi rankas ant krūtinės. Močiutė atsirado, vyresnėlė papurtė galvą. Ką ten turi glėbyje? Pliušinį meškiuką? Padeda? Aišku, padeda, juk čia ponas Meilutis. Danijai buvo sunku girdėti. Gerklėje jis spaudė ašaros. Danija turėjo tokį pat meškiuką ir jį vadino panelė švelnute.
Jei močiutė būtų dingusi prieš kelius metus, dabar abidvi seserys sėdėtų lovoje apsikabinusios savo meškiukus. Nanda turėjo žinot, kaip tai padeda, užuot spoksojusi iš tarpdurio. Kodėl negali viskas būti kaip anksčiau, kai žaisdavom drauge? Tada būdavo daug smagiau. Nanda papurčiusi galvą sidabrinės, jos rogos atrodė kaip viela. Ai, nežinai daugybės dalykų. Nori, kad močiutė grįžtų ir vėl su tavim žaistų, bet gal ji turi svarbesnių reikalų? Danija spoksojo į seserį. Niekada nebūtų pamaniusi, kad galima taip piktai pasakyti. Močiutė nori su manim žaisti. Aišku, kad nori. Užuot atsakiusi, Nanda tik papūtė lūpas ir apsigręžusi išėjo iš kambario. Danija dar stipriau spaudė poną meilutį. Šio kailiukas jau buvo šlapias. Mergaitė nieko negalėjo padaryti. Vis galvojo apie miške vieną klaidžiojančią močiutę. Gal dabar ji labai šalta, gal ji tik apsimeta, mėgstanti su ja žaisti ir, negali būti. Žinau, kad močiutė patinka būti su manimi, šitaip apsimesti neįmanoma. Ji girdėjo sustojančius ir nuvažiuojančius automobilius ir greitai kalbančius žmonės. Kartais kambarį nušviesdavo mėlyni policijos švyturėliai. Danija nežinojo, kiek laiko praėjo, kai šalia jos prisėdo kambaryje pasirodęs tėtis.